tema, apie kurią aš dabar jums kalbėsiu, yra ypatingai svarbi. Ir ko gero, tai yra net pati svarbiausia tema gyvenime. Kiekvienas iš mūsų norim būti laimingas. Tai savaime suprantamas dalykas. Visi mes kažkur keliaujam ir keliaujam į tą būseną, kurios visada troškom, visada norėjom. Tačiau kuo žmogus labiau nori būti laimingas, tuo nelaimingesnis jisai tampa. Ir čia paradoksų paradoksas. Taip būna etapai, kada mes kažką tai gaunam gyvenime, kažką pasiekiam, kažką tai uždirbam ir mes pasitenkinam tuo. Mes turim laikinus pasitenkinimus, bet jeigu pažiūrėsim bendrai mūsų gyvenimo energijos kreivę, entuzijazmo, žvalumo, džiaugsmo kreivę, jinai nuolatos kažkodėl tai eina žemyn. Kame reikalas? Eidamas į laimę, žmogus renkasi vieną iš dviejų kelių, o galbūt akligatvių. Kame bėda? Mes išmokyti nuo mažens žiūrėti į gyvenimą iš atitinkamo kampo, per atitinkamus pagrindus. Ir jeigu tie pagrindai yra neteisingi, ne ten vedantys, jie tiesiog atima iš mūsų gyvybinę energiją. Ir labai dažnai netgi teisingiau suformuotos užduotys mums gyvenime duoda neigiamus rezultatus. Vien dėl to, kad tai, kas mums duodama, interpretuojam neteisingai. Tai vėlgi per tuos iš pat pradžios įdiegtus pagrindus. Kame reikalas? Ko trūksta? Kaip atrasti? Pagalvok apie savo gyvenimą. Ar kyla tau šie klausimai? Ar pastebi tai, kad vaikystės džiaugsmas, entuzijazmas, žvalumas kažkur tai silpsta ir dingsta? Ypatingai svarbi štai šita tema. Kaip pastangos būti laimingam veda į mirtį. Jeigu dar iki šiol nesusimastėjai apie tai, tai mano šis stimulas kaip tik laiku. Todėl nedelsk, registruokis į šį seminarą, kaip pastangos būti laimingam veda į mirtį ir pagaliau suvok, atrask ir pertvarkyk savo gyvenimą tuo pagrindu, ką atrasi. Nuoširdžiai tau to linkiu ir neabejoju, kad susitiksim štai šitame praktinėme seminare, kaip pastangos būti laimingam veda į mirtį. Išlipkim iš to, išvenkim šito kelio, atraskim tikrąjį kelią į laimę. Iki.